Nu tai ką, brangieji, sveikutėlį. Darau čia biškai tokį trumpą update'ą apie remontą. Gal kažkam įdomu bus, gal kažkam ne, bet padarysiu. Vis tiek esu blogeris, rodau, kaip blogai būn, nes blogeriai viską rodo, kas blogai yra. Va, tai dėl to ir toks pavadinimas. Va, ką mes čia turim? Turim atblių purkštuką seną. Nežinau, čia ant kiek blogs, bet 100 eurų kainuoja. Kartu su siurbliu reikia pakeisti, nes siurblys yra va čia. Pirkau Albonėr, kuriam kažko nenoriu susitraukti. Biškį palaukit. 2 rankų reikia. Va, tai siurblys visas apsišikęs, trūkęs korpusas, atblių kristalai visur. Žodžiu, čia visą gerą jam. Jau sutvarkyta atblių, viskas gerai. Va, čia šiukšlių dėžė mano. Va, tai dar ne viskas taip gerai. Nuvažiavau po to į technikinę. Prisikabina prie traukės va šitos vairą. Tai va, paėmiau lemferderiuką naują. Vienos traukės, antros traukės. Kitos traukės angalius paėmiau, jeigu pasikeis kersinės ilgos. Jeigu nepasikeis, reiks grąžinti. Žodžiu, yra kaip yra. Va, kas dar blogiausiai, technikiniai tepalai leido biškį kompresorius tepalą, tai parašė didelis trūkums. Va, tai ir šiaip laiks kompresorių keisti yra. Tai va, paėmiau kompresorių, tai čia va, nuostolis biškį, bet jau laiks ir šiaip buvo keisti, nes gali jisai susprogti bet kada. Nes jau 1 100 000 turiu kilometrų. Va. Tai prie 1 200 000 jau tikrai jam rags būčiau taip ar taip keitęs veikianti. Va, tai tokie va reikaliukai čia pas mane yra. Nelabai kokie, bet ką darysi. Reikės ir suvedimą daryti, aišku. Tai išlaidų čia dabar normaliai bus pas mane. Nei dirbti, nei tik išleisti pinigus, o ne uždirbti. Tai va, tokie va reikalai. Kompresorius 1800 kainuoja. Brangus. Nu bet ką padarysi. Yra kaip yra. Dar čia kai kurie rašo, kad čia nuo hado. Tai aš į atblių visų pirma hadą nepyliau. Ir šiaip nusišnekat čia nais. Niekad tas hado nepakenks. Va. O traukės ne dėl hado sugedo irgi. O siurblių irgi tie, amen, laiks. Ir tiek. Tai va, tiek žinių. Kol kas. Nu tai ką, dar kart sveikutėliai, sėdžiu markeliai vėl. Po servisus važinėjau, bardakus daraus, va, čia mano dar atblių siurblys. Technikiniai buvo išbrokavo. Morka man čia vairo traukę rado, klibančią. Tepalą bebėgantį. Sakiau, atrodo, ar nebesakiau, nebeatsimenu prieš tai. Kompresorius tepalą leido, tai kompresorių pakeičiau. Vairo traukę. Tai kai vairo traukę vieną pakeitė, tai sveika ir antrą iškart pasikeist, nes suvedimą darysi. Tai abi traukės. Va, dar prisikabinau. Va, tokių va, mažutės įdaužos ant lango, kaip čia jums ją nufilmuoti net negaliu. Nu, va, tokia va, mažutė. Ir dar viena čia va yra. Tai neišduoda Euro 6 sertifikato. Tuvilito, tai nepasisekė draudimui. Man tai čia iš vis absurds yra, negaliu aš nuo tokių. Nežinau, man dėl tokio yra labai netvaru. Čia kai visi ten dėl visokių taršos ten kalbų, visko. O čia dabar stiklą keist, kur nėra nieko, jam čia biški mažas įdaužėlės. Nei spinduliukai nuėję, nei nieks. Čia važiuoti ir važiuoti dar čia su juo. Suprantu, jeigu čia būtų nuėjęs ten spindulys per kažkiek tai. Bent kažkiek, bent centimetrą. Bet nieko nėra. Tai va, tai. Nu, yra kaip yra, į tokias taisyklės turiu paisyti. Bet, ką norėjau pasakyti, yra geras žinias. Turim laimėtoją jau hado, kur aš tą pasidėjau, prizą. Va, koks gruodžis hado diesel truck. Žodžiu, turim laimėtoją. Va. Tai atspėja teisingą atsakymą, iškart pasakysiu, koks teisingas atsakymas.
Tai 593 tūkstančiai su centais plus 130 km. Va, tai atspėjo su spėjimu 587 berods. Teisinga tokį spėjimą padarė. Tai tik 6000 km nepataikė. Tai Mindžius, jo nicknames čia buvo. Va, tai sveikinu laimėjus. Antra vieta buvo su 600 tūkstančių. Kas spėjot, tai irgi gan arti. Per 1000 nepataikėt. Aplenkė ant 1000 km realiai. Nieko nepadarysi, yra kaip yra. Gerai, kad nebuvo 600 tūkstančių, tai buvo daugiau spėjimų. O 587 tai buvo tik vienas toksai. Tai labai sveikinu. Ačiū už dalyvavimą. Susisiekit su manim dėl prizo atsiėmimo. Parašykit į e-mailą info@gyvenimasinkelė.lt. Susisieksim. Išsiųsiu ar į rankas paduosiu, kol dar Lietuvoje esu. Pažiūrėsim. Va, tai galėsit įsipilti vitalizantą, viską į sunkvežimiuką. Ir važiuosit ilgai ir laimingai. Aš va, nesusipyliau, tai man traukęs vairas sugėdavo. Tai... Va, tai taip jau yra. Pasitaiko. Va, o toliau kas? 85 ir 508 tūkstančiai kilometrų. Pirmas Inklas 508 pravažiavo, o antras Morka 85 per metus. Va. Nedaug su Morka kažkaip čia pravažiavęs aš dar, bet yra kaip yra. Nu, dar nepilnai metai, dar čia, skaityk, nepradėjau važiuoti realiai nuo gegužės, gal pradėjau nuo taip normaliau važiuoti, bet vis tiek nedaug. Tai va. O baltą taip po 100 metus vidutiniškai viniuoju. Tai va, tai tokias va naujienas, rytoj dar važiuoju keisti stiklą. Žodžiu, turiu reikaliukai, dar technikinę reikia praeiti, žodžiu, nes važiuosiu į darbą, padirbti reikės, tai kad nebegrįžinėti technikinę dar iki gegužės ten pabaigos, bet reikia praeiti, kad nebereiktų grįžti man dėl jos, jeigu ką. Tai va, sertifikatą išsirašyti viską. Va, tai sveikinu laimėtoją dar kartą ir ką, laukiam manęs eterį vėl. Rytoj gal dar apdeičiuks bus iš stikliorių. Va. Nu ką, brangiai, atvažiavau keisti savo sudaužytą stiklą baisiai, labai baisus stiklas. Ką padarysi? Reikia pakeisti vakar glasę. Pakeisti, čia nereiks ir kameras kalibruoti turbūt, viską bus reikalų, čia ne taip kaip penktukiai. Šituo klausimu tai penktukė daug yra pranašesnė negu šeštukė. Nes reikia ir klyjų čia laukti, kol išdžius viską. Penktukiai tai maždaug valandą pusantros ir važiuoji. Ant gumos įmeti į naują stiklą. O čia taip biški daugiau reikalų. Nelabai taip smagiai. Bet, nu, ne man verkti, tik laiko sąnaudos didelis. Va. Penktukiai tai niekur įvaryti nereikia vietą, atvažiuoji, pakeičiu ir lėki toliau. Morkelė. Kompresorių už čia nesimato, nauja mano. Galim pasižiūrėti, taksą laukiu. Gal matysis, pro čia kur nors, bet gal ir ne. Kažkur čia, nu, biški matos, man. Jom turbūt nesimato. Va, reikaliukai. Po to į technikinę. Viskas turės būti liuks. Čia traukutės irgi visos naujas. O čia nauja, stabilizatoriaus dar nauja. Ta kur tarp ratų irgi nauja. Opa, matot va ten. Ne, tuos, nu va ten toliau. Ten stabilizatorius nesimažė. Sunku nufilmuoti visko. Nu taip, nesunku, bet... O šitą ilgą irgi pakeičiau. Nors nereikėjo, bet negaliu padaryti suvedimą be jos. Nepakeitęs. Yra kaip yra. Nu ką, atvažiavau pasiimti mašinos, nes sakė negalėjo nuimti valytuvų. Kažkodėl prikepę, nežinau, biškį nusivylęs esu. Bandysiu važiuoti pas konkurentus, arba pats nuiminėsiu tos valytuvus. Sako, sulaužysim mechanizmą valytuvų. Na yra kaip yra. Biškį
ne pagal planą čia gavosi viskas. Važiuojam.